Sveiki, šiandien su jumis pasidalinsiu, kaip mes galime susikurti štai tokį triuką su Canvas programa. Tai Canva pradžios puslapyje spauskime kairėje pusėje pliuso ženklą kurti ir pasirinkime pasirinktinis dydis. Galime įrašyti 940 ant 788, tai Facebooko įrašas. Spauskime kurti naują dizainą. Ir dabar pirmiausia spauskime ant tuščios vietos, eikime į fono spalvą ir galime pasirinkti iš fono spalvų. Aš einu į pliuso ženklą ir pasirinksiu štai tokią gražią spalvą. Tai pasirinkau ir spaudžiu šalia. Dabar mums reikia grafinio elemento. Tai eikime į elementai, į paieškos langelį parašykime Flying Paper, pasirinkime grafiką ir ieškokime štai tokių formų, įdomių formų, lapelių. Galite paspausti magiškos rekomendacijos, matysite visokiausių formų ir išsirinkite tokį, į kurį jūs norėsite kelti nuotrauką. Tai taip, matome čia visos tos formos yra mokamos, tai triukas Canva Pro turėtojams arba For Educators. Ir jeigu jūs turite nemokamą Canva, jūs turite galimybę išbandyti Canva Pro 30 dienų nemokamai. Žemiau video įkelsiu nuorodą, galite paspausti nuorodą, prisijungti prie savo paskyros per tą nuorodą ir galėsite išbandyti Canva Pro 30 dienų nemokamai. Kad neužmirštumėte atšaukti, galite atšaukti iškart tą pačią dieną. Tai ateikite Canva pradžios puslapį į savo ikonėlę, nuostatos, atsiskaitimas ir planai, atsiskaitimo laikotarpis ir čia atšaukite planą. Tačiau jums jau 30 dienų galios nemokamai. Jeigu jau esate išbandę Canva Pro 30 dienų nemokamai ir nebeturite šios galimybės, labai nenusiminkite, netrukus ateityje nufilmuosiu atskirą video, kur galėsite panašų triuką susikurti su nemokama Canva. O dabar mes tęskime, tai išsirinkome formą. Dabar eikime į redaguoti, viršuje spaudžiame redaguoti ir pasirinkime filtrai, žiūrėti viską. Važiuokime su pelės ratuku žemyn, iki kol rasime dvispalvis arba duotone efektas. Pasirinkime bet kurį efektą, paspaudus ant jo, matysime dvi spalvas. Tai kiekviena šių spalvų turi būti juoda. Tai spaudžiu ant pirmos, ant antros ir turiu juodą formą. Spaudžiu šalia, turime vieną formą. Dabar paspaudus ant šios formos pasidarykime šešėlio efektą, tai spauskime redaguoti ir susiraskime šešėlį. Paspauskime žiūrėti viską ir galime pasirinkti, kokį tik norime šešėlio efektą. Tai pavyzdžiui, renkuosi šį, galiu pakoreguoti dar suliejimą, atstumą, linkį. Ir kai jums viskas jau tinka, spraktelkite šalia. Dabar pasidarykime šios formos kopiją. Tai spauskime dešinį pelės mygtuką ir dubliuoti arba trumpinys Ctrl+D. Ctrl+D. Turime dublį. Dabar spauskime ant šio dublio ir grįžkime į redaguoti. Eikime į šešėlius, žiūrėti viską ir pasirinkime apvesti šešėlį ir spalva šešėlio tegul bus balta. Ir dabar pasikoreguokime dydį, intensyvumą ir uždėkime formą ant prieš tai buvusios formos. Tai šiek tiek reikia susimažinti, kad priliptų viena prie kitos. Tai čia dabar pas mane dvi formos, viena su šešėliu, kita su kitu efektu, kuris angliškai vadinasi outline. Dabar eikime į kairės pusės meniu programos ir ieškokime Shape Cutout appsą, programėlę, štai šis. Spaudžiant jo, pirmą kartą dar reikės jums prisijungti. Dabar mes spauskime Export Design ir mūsų dizainą štai čia įsikels. Dar galime, pavyzdžiui, pasikoreguoti, jeigu norime didesnio dydžio, pasikoreguoti dydį. Ir spauskime Eksportuoti. Turime dizainą, matome, jis čia atsirado. Galime pridėti puslapį ir ištrinsiu šį foną, tiesiog paspaudžiant spalvos ir delete mygtuku iš klaviatūros ištryniau žalią spalvą. Dabar spaudžiu kairiu pelės mygtuku ant juodos formos kairėje pusėje ir ji pasidarė tokia raudona. Tai rodo, kad jau ištrynė iš jos juodą spalvą. Dabar spauskime Cutout and Add to Design. Mūsų forma atsirado štai čia
ir pasidarykime ją per visą mūsų puslapį. Taip, dabar liko įsikelti nuotraukas. Tai eikime į kairės pusės meniu, elementai, išeikime iš magiškų rekomendacijų ir ieškokime bet kokios nuotraukos, pavyzdžiui, berniukas su riedlente. Pasirinkime nuotraukos ir išsirinkime bet kokią nuotrauką. Tai jūs išsirinkite savo, galite savo įsikelti, o aš pasimsiu, pavyzdžiui, šią nuotrauką, radau nuotrauką. Dabar, kad matyčiau, kaip atrodys, einu į skaidrumo mygtuką ir šiek tiek sumažinsiu skaidrumą. Ir dabar jau pasidarykite taip, kaip norėsite, kad jums atrodytų, kaip tas triukas atrodys. Tai galite nuotrauką mažinti, didinti, įsikelti. Žiūrėkite, kad užpildytų visą jūsų formą. Ir kai jau viskas tinka, pasidarykite skaidrumą atgal 100%. Pasidarykime šios nuotraukos kopiją, tai spaudžiu dešinį ir dubliuoti, arba trumpinys Ctrl+D, kopiją nusileidžiu žemyn. Spaudžiu ant vidurinės nuotraukos dešinį pelės mygtuką į sluoksnius ir perkelkime į patį galą. Matome mūsų nuotrauką jau įlindo į formą, dabar šią nuotrauką užsidėkime ant viršaus ir spauskime background remover, fono ištrinimas. Liko suderinti nuotrauką, kad tiksliai atitiktų ir apkirpti. Tai matome, pavyzdžiui, ratukas gali būti dar viduje, tai aš galiu apkirpti, pavyzdžiui, iš šitos pusės. Va, įlindo ir šalmas dar berniuko, ir ratukai į tą nuotraukos vidų. Tai štai koks puikus efektas. Tai galite pažaisti, išbandyti. Ir kai norėsite atsisiųsti savo sukurtą nuotrauką, tai pirmiausia pasirašykite nuotraukos pavadinimą viršuje ir eikite į mygtuką dalintis, atsisiųsti, nurodykite failo tipas PNG, nurodykite kurį puslapį, spauskite atliktą ir atsisiųsti. Ir nuotraukai kris į jūsų atsisiuntimų aplanką. Tikiuosi, jums šis triukas patiko. Neužmirškite paspausti patiktuką bei subscribe mygtuką ir pradėti sekti mano YouTube'ės kanalą. Žinoma, sekite naujienas Facebook'o puslapyje edukursai. Ir žinoma, jeigu norite išmokti dirbti su Canvas programa, apsilankykite mano svetainėje edukursai.lt, kur rasite labai daug įvairiausių mokymų ir ne tik Canvas mokymų, kurie įrašyti labai nuosekliai ir išsamei. Tai smagaus jums kūrimo ir sakau jums iki.